Sveiki visi. Taigi šiandien apžvelgsiu absoliučiai naują įrankį, kuris kardinaliai pakeis taip, kaip iki šiol kūrė paveikslėlius. Prieš tai mes rašydavom į laukelį, ko norim, dirbtinis intelektas tai sugeneruodavo. Šiandien tai galim nusipiešti patys. Taigi būtent tai dabar ir parodysiu. Nekartą savo kanale minėjau būtent šį įrankį Leonardo AI. Tai puikiai alternatyva mokamam Midjourney ir kitiem. Kasdieną gauna 150 kreditų nemokamai ir tai, ką bandysim šiandien, mums pilnai to užteks. Taigi užėję leonardo.ai, matote, atsirado nauja skiltis Live Canvas. Jį galima rasti arba čia pagrindiniam puslapį, arba šoninėje juostai Live Canvas su skirtuku New. Pasispaudžiam ir štai taip atrodys mūsų darbalaukis. Kairėje pusėje galėsim piešti. Dešinėje mūsų piešinį apdoros dirbtinis intelektas ir realiu laiku, ko nerealiu laiku, matysim rezultatą. Taigi pabandom. Čia galim pasirinkti spalvą. Šiandien pabandysim nupiešti ateivių. Ateivis būna žalios spalvos. Todėl pasirinkam žalią spalvą. Pieštuko storį galim šiek tiek pasistorinti ir pamėginsim nupiešti ateivį. Žalią ateivį juodom akim. Pradėkim nuo galvos, tai bus kažkas panašaus. Tai piešiant šiek tiek atsimenu vaikystę. Pirštus akvarelę piešdavom ant lapo. Reikėdavo su teptuku, bet su pirštu įdomiau. Štai pabandėm tokią galvą. Ir kaip matom, Leonardo AI iš karto mato, tai yra žalia, nes mes dar nieko nepasakėm, kas tai yra. Tai yra žalia, ko gero kažkokia žaluma, ar ne? Čia pafalinsim tą galvą. Ir dabar pasirinksim juodą spalvą. Ir bandysim nupiešti ateiviškas akis. Tai viena akis atrodys maždaug taip, kita atrodys maždaug taip, ar ne? Aš piešėjas gan prastas, bet taigi, kai matom, Leonardo AI iki šiol dar nesupranta, kas tai yra, tai jam padėkim ir rašykime apačioje, kad tai yra Green Alien. Na štai, ir suprato, tai panašu į Green Alien ir pabandė tai sugeneruoti. Juodam fone nelabai matos, nes čia paspaudėm spalvos, galim pasirinkti background ir tarkim pasirinkti kokią galbūt violetinę spalvą. Na, kaip matom dešiniai, turim violetinius akcentus ir žalią panašų dalyką į ateivį. Čia yra kūrybingumo skirtukas, su kuriuo taip pat galim pasižaisti. Jei nuslinksim visiškai į kairę, tai turėsim kažką labai panašaus į tai, ką mes jau nupiešėm. Kaip tai mato dirbtinis intelektas, 0,3 kūrybingumo. Ir kuo daugiau slinksim į dešinę, tuo daugiau dirbtinis intelektas pridės savo potėpių. Man patinka 75, kaip buvo prieš tai. Dabar galim pakeitalioti stilius. Šiuo metu esu nusistatęs ant Cinematic, tačiau galim įkeisti anime, tarkim, stilių. Arba galim pakeisti į Dynamic stilių, kaip matot, kiekvieną kartą tai gaunasi vis skirtingai. Galim pabandyti šį stilių pakeisti. Matom, kad dar mums pridėjo kojas. Gerai, šiek tiek, manau, reikėtų gal padidinti pačią galvą. Nes pasirinkau background, reikia mums pasirinkti brush. Paspausti šitą, kad grąžinti spalvą. Taigi mes galvą šiek tiek didesnę nupiešim, kad liktų mažiau vietos dirbtinio intelekto interpretacijai. Dabar pabandysiu padaryti kažką panašaus į 3D. Pasirinksiu baltą spalvą, per matomumą nusimažinsiu ir pašviesinsiu šiek tiek kairėje ateivio pusę. Na taip, ir gavom tai, ką norėjom, gavom būtent apšvietimą, ar ne? Dabar pasirinksiu juodą, šiek tiek per matomą, ir patamsinsiu dešinėje pusę, tai bandydamas sukurti šešėlį. Leonardo AI puikiai su tuo susitvarkė.
matot, kaip tai yra paprasta kurti kone meno kūrinius. Tiesiog keliais potėpiais. Jeigu pažiūrėsim, kaip mūsų paveikslėlis atrodo kairiai ir kaip jis atrodo dešiniai, dirbtinis intelektas iš tikrųjų mums padeda, ar ne? Taigi čia galim dar pasirinkti trintuką ir šiek tiek, matot, biškai išėjo, reikia šiek tiek pagražinsim. Čia kažkiek išeina juodas spalva, ar ne, kad jos neliktų, galim pratrinti. Taigi vien galvos mums neužtenka, pasirinkim raudoną spalvą ir nupiešim rūbus. Pasirinkau trintuką ir bandau piešti. Reikėtų pasirinkti brush. Taigi pasiėmėm mūsų kaklas. Čia bus mūsų kūnas. Tai pirmą planumą grąžinsiu tiek, kaip buvo. Ir dar rašysiu, kad čia yra red jacket. Ir kaip matom, Leonardo jai aprengė mūsų ateivę raudoną striukę. Būtent kaip mes ir parašėm. Ir mūsų ateivui dar trūksta burnos, taigi nupiešim burną ir nosį. Jeigu būna besišypsantis. Oho, Leonardo labai jau interpretavo įdomiai šitą dalyką. Bet mes galim eksperimentuoti. Gerai, tiek būna toks ateivis. Labai skirtinis ir nematytas. Taigi, be piešimo mes dar galim įkelti paveikslėlius paspaudę šį mygtuką. Tai, tarkim, nesenai keltus paveikslėlius. Paskutinės generacijas. Čia galime kelti tiesiai iš community feed, tai yra, kas šiuo metu yra kūriama, kas yra sukurta, galime įsikelti paveikslėlį. Ir čia galime įsikelti, jeigu sekam kažkokį AI kūrėją, tai mums čia rodytų jo paveikslėlis. Ir šiam kartui nieko negalinėkim, tik parodžiau, kad yra tokia galimybė. Taigi, čia dešiniai turim tokį mygtuką kaip Int Refine, tai mums tiesiog į paveikslėlį patobulins, ar ne? Tai yra pirminis variantas ir, kaip matom, paveikslėlį patobulino, jį pagražino, panaikino tam tikras klaidas. Jeigu patenkinti savo kūrinį ir norim galutinai sukurti, mums reikės paspausti Normal Refine Mode arba Creative. Siūlyčiau visada Creative, nes rezultatas tikrai gaunasi geresnis. Dar vienas dalykas, kurį galim padaryti, tai paspausti Output to Input. Ir paspaudę gausim tą patį rezultatą, kurį jau dirbtinis intelektas sugeneravo. Ir čia, tarkim, galim patobulinti. Galim padaryti, tarkim, šviečiančias melsvas akis, ar ne? Šita akis turėtų būti ir šita. Dar rašysim glowing eyes, ar ne? Ir apačioj dar galim pasiimti geltoną spalvą ir nupiešti kokias nors liepsnas. Liepsnas turėtų kažkaip panašiai taip atrodyti, ar ne? Taigi, štai ką pavirto mūsų ateivis. Taigi, matot, kūrimo galimybės yra neribotos. Tam, kad pasižais, dar galim paspaudinėti Output to Input ir pažiūrėti, linko davęs pats Leonardo AI. Kaip matom, paveikslėliai jau vis toliau atsilieka nuo pirminio ir čia sustoja. Na štai, tai yra Leonardo interpretacija, kaip jis norėtų matyti žalią ateivį su šviečiančiom akim ir apsupta liepsnos. Kūrybo galimybės yra neribotos. Jeigu norim viską pradėti iš naujo, paspaudžiam šitą delete mygtuką, confirm ir ištrinam visą tai, kas yra pas mūsų apačioje. Kurt galim pradėti ir, kaip sakant, nuo kito galo. Mes galim, pavyzdžiui, pabandyti sukurti cup of coffee on the table in the sunny
yellow sand beach with a blue sea and a clear sky. Kai matom, podelį mums jau nupiešė, bet mums reikia šiek tiek padailinti, nes nesimato nei paplūdimio, nesimato nei jūros, nei dangaus. Taigi pirmiausia mes nupiešim, kaip įsivaizduojam tą podelį. Taigi podelis būtų čia arba kažkas panašaus, na, dailininkas šaunės prastas. Taip, sauselė. Super. Dabar mums reikia kažko panašaus į rudą stalą. Rudą spalvą turėtume išgauti čia. Taigi piešiu rudą stalą. Štai. Ir čia bus mūsų rudas stalas. Galim dar šitą pačioj on the wooden table ir tai turėtų pasikeisti. Taigi dar kaip nors izoliuojam, kad būtų greičiau galim pasirinkti storesnį pieštuką. Na štai. Kai matom, podelis matos, medinis stalas matos, tačiau dangaus, smėlio, jūros nėra. Ką mes galim pasidaryti? Pasim, tarkim, melsvą pieštuką, jį šiek tiek pasistorint ir pradėti piešti melsvą dangų. Štai, pas mus atsirado melsvas dangus. Neturim smėlio, pasirenkam geltoną spalvą ir tęsiam. Nupiešiam geltoną smėlio. Na? Taigi turim ir geltoną smėlį. Palms. Užsinorėjau dar ir medžio, ne? Taigi nusipiešiu medį. Galim dar papaišyti mes daugiau tų medžių, kur įsivaizduojam. Tarkim, norėtumėm čia vieną medžio, čia kitą ir čia galbūt trečią. Na štai. Galim šiek tiek dar pratęsti mūsų paplūdimį iki pat mūsų staliuko. Ir štai, ko mes prašėm, tai ir gavom. Būtent kavos puodelis, medinio stalo, kuriame matos dangus ir geltonas paplūdimys. Kaip matot, galimybės yra absoliučiai, kaip anglai sako, mind-blowing. Jos tiesiog fantastiškos. Aš net užsikirtau, nes pritrūkau žodžių apibūdinti tai, ką aš šiandien išbandžiau ir tai, ko pasidalinau su jumis. Taigi nieko nelaukite, eikite į video aprašymą, ten rasite nuorodą, čiupkite ir bandykite nemokamai. Būtų labai malonu, kad pasidalintumėte savo darbais mūsų Facebook grupiai arba komentaruose, rašytumėt, kaip sekasi, ką sugeneravot, gal pasidalintumėt kažkokiais promptais, kurie jums labai gerai veikia, naudojantis Lenabdai. Ir taigi tiek šiam kartui. Jeigu video patiko, nepamirškite paspausti like, užsiprenumeruoti kanalą, jeigu dar neprenumeruojat. Ir iki sekančio video. Ate!